Visos trys vietos, kol kas apie tris vietas kalbama, turbūt apie reikalingumą niekas nediskutuoja, čia reikia, nereikia, čia akivaizdu yra, kad reikia ir privalumas didžiulis būtų. O dėl vietų, tai visos trys turi savo privalumą ir savo trūkumą, nes aš pirmiausia irgi buvau žavėjęs, kad čia kompleksas bus šalia stadiono, apjungs tarsi visą vienoje vietoje, šalia parko, visko, bet iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, tačiau jau dabar yra parkavimo problema. Pats dažnai lankausi beveik kiekvienose rungtynėse, kai Banga žaidžia ir jau problema, kur pastatyti mašiną, ypač jeigu vėliau atvažiuoja ar ką, gretinės gatvės visos užkimštos irgi, tai pagrindinė problema būtų parkavimas. Ir jeigu čia reikėtų, sakykime, nutartų statyti architektai, jeigu įkomponuotų į tą vietą, tai neišvengiamai iškyla požeminio parkavimo. O požeminis parkavimas atitinkamai ekonomiškai yra nepigus projektas ir čia didžiulis minusas būtų. Ir kai kurie siūlo, kiek girdėjau, naikinti čia žaliuosius plotus dabar, kurie yra šalia stadiono link kranto vidurinės mokyklos ir vietoj tų žaliųjų plotų rengti parkavimą, tai aš kategoriškai prieš, nes ką čia toks mūsų unikalus tikrai kampelis ir reikėtų saugoti. Tai va, vien dėl to tada aš pakeičiau nuomonę pirminę, kadangi matau, kad čia tikrai jau dabar tas problemas nesprendžiamos yra, o toliau būtų dar sudėtingesnės. Kita vieta centre, privalumas šalia dabartinės sporto salės, tai lyg tai būtų ir privalumas centre, ir šalia jau salė yra, bereikėtų kažką tai kito, treniruoklių, baseinų ir plaukimo takai ir visa kita. Ir dar privalumas būtų, jeigu galėtų sujungti šalia su esančiais, taip vadinamais dabar kultūros namais, kurie tikrai toli gražu dar taip netrodo, kaip turėtų atrodyti, kultūros centras, tai sujungus tą visą kompleksą, nes tokių pavyzdžių yra ir Lietuvoje šalia, tai kaimynėje Latvijoje, Liepoje yra multifunkcinis centras, kur ir sportas ir kultūra dera, tai čia apjungus, ar tuneliai, ką čia architektūrinė irgi. Bet čia vėlgi neišvengiama irgi parkavimo problema, vėl po žemę reikėtų lysti ir tą parkavimo problemą spręsti, nes dabar jau ankšta. Banko pastatų senųjų tikrai niekas negriautų, nes jie tikrai pagal mane ne vietoje, čia klaidos padarytos jau anksčiau, kai Gargždus formavo, daug yra tokių nevykusiai suprojektuotų vietų, jeigu jų nebūtų ir juos nugriautų, ten kultūros ir sporto kompleksas, tai pagal mane būtų ideali vieta. Bet ten taip sukimšta, kad dabartinė tenai, kur yra šalia Turgaus Maxima, visiškai nevykęs projektas, šalia garažai ir ten toliau, tai tų akivaizdžių klaidų lyg tai yra. Trečia vieta, šalia dabartinės Maksimos, Uždariaus ir Girėno gatvės, kur kol kas tvyro didžiulė erdvė, šalia yra rengiama baigiama degalinė ir Norfos, tai aš manyčiau čia pagal mane priimtiniausia vieta, nes vis tik tai reikia tos erdvės parkavimui, kur galėtų žmonės privažiuoti, jau nekalbant apie sveikus, kiek neįgalus irgi ir kiti, ir vaikai, kad saugiai jaustusi. Tai aš manyčiau, kad toj vietoj idealiausiai dabar bent man atrodo tiktų ir jo labiau, kad Gargždai vystosi kur? Į tą pusę, link Dauparų. Su Dauparais susijungsi, perspektyvą žiūrint ir Klaipėdos priemiesčių tapsim. Taip, kad ir tas mikrorajonas yra, sakyčiau, gausiai apgyvendintas ir ten užtektų vietos ir sporto kompleksui, ir darželiai dar naujam, jeigu toliau vystytus taip Gargždai, tai kad aš matau tą alternatyvą. Mano tokia nuomonė. Gerbiu visas kitas nuomonės, kurie sako savo argumentus, bet aš manyčiau, kad vis tik reikėtų rasti tą bendrą sąsają tarp to, ką mano, sakykime, bendruomenė, nes gali turėti vienus norus, ir tarp to, ką sako specialistai, šiuo atveju architektai, nes gali mūsų norai labai gražus būti, architektai gali sakyti, ekonomiškai yra labai sudėtinga, finansiškai labai brangu ir reikėtų kažką tai kitą. Tai reikėtų ieškoti tų pozicijų suderinimą ir tada rinkti tą vietą. O ką reikalinga, tai akivaizdu.